kažkaip daugiausiai klausimų visą laiką susilaukia tiesiog kaip ugdyti mažuosius, kaip padėti jiems kalbėti, pradėti. Tai dėl to kažkaip ir tų filmukų matyti daugiau gaunasi ne apie tarimą, ne apie kitus dalykus, o būtent apie tai, kaip prakalbinti mažuosius. Man vis tiek visada atrodo, kad tėvai yra tie pirmieji mokytojai, kurie turi didžiausią autoritetą ir manau, kad su tėvais vaikams yra lengviausia mokytis, negu kad ateiti pas kažkokią tetą ir jos kažko klausyti, daryti, ką jinai sako. Tai tiesiog greičiau, manau, ir daugiau vaikas pasitikės mama ar tėčiu ir jeigu bandysite tai daryti namuose. Tuo labiau, kad tikrai jau jūsų atėjo tiek daug, pažiūrėjo filmukų ir pabandė daryti namuose, kad man yra labai geras įrodymas, kad būtent mama, tėtis ir žaidimas yra idealus derinys, kažką išmokti namuose ir prakalbinti vaiką. Tai šiandien dar vienas žaidimas, kaip galima piešti ir mokytis kalbėti. Tai mums reikės pieštukų ir lapo. Piešiam ir darom, ką sakom. Pirmiausia, piešim namą. Namą piešiam ir skaičiuojam. 1, 2, 3, 4. Namas. Tada 1, 2, 3. Stogas. Dar kartą. 1, 2, 3, 4. Namas. Kas čia? Stogas. 1, 2, 3. Dar. Ir dar kartą darom. 1, 2, 3, 4. Namas. Kas čia? Stogas. 1, 2, 3. Stogas. Ko trūksta? Gal lango? Piešiam. 1, 2, 3, 4. Langas. Opa! Atidarom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa! Atidarėm langą. Labai gerai matosi, matau. Gerai, dabar ko trūksta? Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Kas čia? Durys. Piešiam duris. 1, 2, 3. Tuk, tuk, tuk. Durys. 1, 2. Tuk, tuk, tuk. Durys. Lauke, man atrodo, šviečia saulė. Piešiam saulę. Saulė, saulė. 1, 2, 3. Saulė, saulė. 1, 2, 3. Visai nesvarbu, kaip piešėt, svarbiausia, kad jūs piešėt, spalvinat ir skaičiuojat ir darot, kad kalba įgautų ritmą, kažkokį tai rimą, gal panašėtų į dainelę, kad būtų panašu sakyti. Jeigu sunku sakyti saulė, saulė, galima tiesiog sakyti saulė, saulė. O dabar pučia vėjas. Vėjas pučia. Ir pradėjo lyti. Kap, 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 kap. Lietus, piešiam. Kap, 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 kap. Lyja. Dar. Kap, 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 kap. Lyja. Gal dar galima nupiešti gėlę. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gėlė. Aišku, jūs galite piešti su skirtingais pieštukais. Nori kito? Kokį nori? Va, juodą ar mėlyną. Nenori mėlyno? Kokį nori? Rudą. Ir galima pažaisti, kokį nori ir nuspalvinti skirtingom spalvom. Būtinai pakartojam. Kur yra saulė? Va, saulė. O ir dar galima vedžioti, aišku. O kur yra? Kur vėjas pučia? Va,
vėjas. Taip mokomės sakyti kažką, įvardinti, atrasti, atpažinti, nupiešti ir dar pakartoti. Žodžiu, 100 gerų dalykų ir nuostabus žaidimas. Bandykit ir namie.